Taigi dar kartą sugrįžtam prieš žadėtų filmo serialo ir šitas filmas yra paskutinis šiais metais iš visos tematikos, kuri sujungia visus filmus į vieną ir duoda galimybę padaryti tęsinį jau metais. Filmas apie hipnotizuotojus ir sleeperius, operatorius arba mediumus. Tai profesija, kuri sekančiais metais ir toliau bus labai mums reikalinga, duos labai didelę, tiesiog neapčiuopiamą naudą žmonėms, visokeriopą naudą, bet kai kuriems asmenims, grupuotėms, organizacijoms ji bus itin pavojinga, kadangi ši profesija leidžia prieiti prie bet kokių vietų, istorijos, laiko tarpų, pamatyti viską iš tikro kaip buvo. Filmą rodau, aiškinau šiek tiek kaip pavyzdį drono ir pultelio valdančių drono palyginimu, kur paaiškinsiu jums šiek tiek gal duos supratimą, o informacija pati yra dabar dar kol kas glausta, išsiplėsiu aš kitose filmuose, kurie aiškins atskirai, daugiau paims atskiras šakas, o kol kas va toks palyginimas su įdėta multiplikacija. Taigi bandysiu dabar paaiškinti, kokiu būdu, kokiu principu veikia hipnologas ir operatorius, arba internete labiau galima rasti pavadinimą sleeperis. Tai žmogus, kuris yra atitolęs, galbūt nėra šalia hipnotizuojančio žmogaus, o yra kažkur toli ir dabartinėmis ryšimo priemonės arba tiesiog per internetą susisiekė su hipnotizuotoju ir šis įvesdamas į transą pakeičia sąmonės būseną ir operatorius arba sleeperis, vadinasi toliau sleeperis, jisai pakyla iš tos savos įprastinės būsenos, pakeičia šiek tiek, sakysim, plotmę, dažnį ir išlekia ten, kur nukreipia į operatorius. Operatorius turi būti įgudęs, turi turėti patirtį, geriau, kad jisai matytų tą, ką mato dronas, tai yra turėti vidinį matymą. Lietuvoje kol kas ant pirštų galima juos suskaičiuoti, vos vienas kitas tik yra. Bet vienas vieną turi, kitas kitą, o kad žmogus turėtų ir praktikos, ir žinių apie tai, kas darosi iš vis anapus. Tame pasaulyje, kur mes nematom, kur matys dronas, tai yra sleeperis, pakeiti savo sąmonės būseną, jisai matys visai kitus pasaulius. Tai priklausys ir nuo patirties operatoriaus pačio ir nuo jo dvasinio lygio, kadangi kuo stipresnis pats hipnotizuojantis žmogus, tuo ir jo didesnė patirtis įgūdžiai, tuo sėkmingiau skris dronas arba sleeperis, tai yra jisai paklusniai vykdys komandas. Būna tokie operatorių, kurie atsikalbinėja, komentuoja, bando spręsti, analizuoti tai, kas sakoma pačio operatorius. Tai yra, kada užduodama komanda, o dronas sako, aš neskrisiu, nes ten didelis vėjas, arba per didelis aukštis, arba tiesiog magnetinis laukas. Tai tokiu atveju geriau nesinaudoti tokiamis paslaugomis, nes toksai sleeperis nėra visiškai, negali būti visiškai naudingas šioje vietoje ir didelės naudos neturėsite, jeigu jūs naudojatės tuo operatoriumi. Jeigu jisai veikia už jūs prisijungdamas prie jūsų arba per jumis ir eina ieškoti kažko, tai žiūrėti, matyti. Antraip dar gali sleeperis būti naudojamas kažkokiuose tai paieškose, ieškoti dabartinėme laike kažkokio tai žmogaus arba tiesiog pažiūrėti į įvykį, tai jisai yra per laiką atslenka į tą laiko liniją, kur įvyko tas įvykis, pasižiūri detaliai viską taip, kaip filme galima sukti juostą pirmyn atgal, pamato įvykius ir pastebėjęs, pavyzdžiui, objektą, jisai gali sekti laikę tą objektą, kaip jisai
vykdė kažkokį nusikaltimą arba įvykį ir jeigu kažkur tai važiavo su mašina, gali pamatyti mašinos numerį, gali įeiti viduj į mašinos saloną, pažiūrėti vairuotojo vardą, pavardę, kur jis įvažiavo, su kuo susitiko, arba tiesiog netgi išeiti ne iš šito laiko linijos, nueiti kažkur tai į praeitį nukeliauti, peržiūrėti kažkokį įvykį, paskiau operatoriui paliepus jisai perina dar kažkur tai į kitą lygį, dar ir turėtų tikrintis energiją, kadangi dronai, kurie turi nuotolinį valdymą ir kameros ryšį su distanciniu valdymu, perduoda vaizdą į ekraną, jie paprastai rodo ir baterijos lygį, todėl hipnotizuojantis žmogus turėtų kartas nuo karto pasiklausti operatoriaus, kaip pas jį su energija ir laikui baigiantis arba energijai baigiantis, arba jam perduoti energiją, arba tiesiog jau grąžinti į šitą būseną, iš kurios jisai išėjo. Dar dažnai daromos klaidos hipnologų ir operatorių, kada jie landžia visur, jie grįžta, jie išeidami ir grįždami, išeidami neužsideda apsaugos būtinos, kad kažkur tai neįlėkti ten, kur nereikia, ir kiekvieną kartą grįžus reiktų nusivalyti tai, kas galbūt atsinešėt kažkokių voratinklių, kažkokį tai nešarumų ar dulkių, tai kad jos nepatektų pas jumis čia, reikia prieš grįžtant nusivalyti tas energijas, kurios užkybo tose vietose, kur landžia sliperis. O operatorius turėtų kartas nuo karto, kaip sakau, kontroliuoti energijos kiekį sliperio ir žiūrėti nesimėtant, tiesiog analizuoti, gražiai trumpom komandom, duoti komandas, kad tas sliperis apžiūrėtų viską, ką jam liepia operatorius, ir kiek įmanoma aiškiau perduoti vaizdą, bet kaip sakau, svarbu ir operatoriaus pačio darbas, ir sliperio. Sliperio matymas šiuo atveju drono kamera turėtų būti geresnės kokybės, geresnės raiškos ir be plevelės ant priekio, nuo jų dronų būna plevelė. Ta plevelė, skaitysim, neskaidrus matymas, kada žmonės dar įeina pirmosius seansus ir dar nuo jų nenuimtas visas tas šaršalas, kuris paprastai užsideda mūsų gyvenimo metu arba mums gimstant. Ir kai kurie žmonės tiesiog pradeda šiek tiek ryškiau matyti, pradeda kažką tai žiūrėti šviesulius, vaizdus, kažkokias mozaikas spalvotas. Jų matymas vis darysis ryškesnis, kada bus daugiau įgūdžių. Ir pirmiausia, tai kad bus nuvalyta, tai yra bus nuimta plevelė nuo kameros priekio. Tada kamera perduos aišku vaizdą operatoriui, kuris išsiuntė sliperį į kažkurią tai gyvenimo akimirką, kad pasižiūrėtų. Kai kurie operatoriai ir sliperiai gali prisijungti prie Akashos kronikų, tai prie pirminio šaltinio, prie pirminio substrato ir pasimti informaciją tenai. Bet čia bus dar vienas atskiras filmas apie galimybės, kaip tai visą tai daroma, ir paaiškinsiu detaliau šiek tiek smulkiau apie Akashos kronikas. Bet esmė, kad kartu dirbdamas operatorius hipnologas su sliperiu gali pamatyti bet ką, bet kokią informaciją, netgi jeigu jinai yra uždengta. Yra tokių sliperių, vienetai, bet kurie gali praeiti bet ką, bet kokias kliūtis ir atsidurti bet kurioje laiko juostoje ir pamatyti bet kurią akimirką ir detaliai ją apžiūrėti iš visų pusių ir tą vaizdą perduoti operatoriui į ekraną. Tai yra jam pačiam, tuo atveju hipnologui, tuo atveju hipnologas pats yra matantis. Tai yra svarbios tokios detalės ir tiem žmonėm, kurie ieškos hipnologų, turėtų atkreipti dėmesį. Jeigu ieškos mediumo, pavyzdžiui, mediumas arba sliperis, tai bus čia. Tai žiūrėt, kad pats operatorius turėtų įgūdžių ir žinotų, ką jisai darys, kur jisai skraidins
savo mediumą ir mediumo matymas taip pat, kaip drono kamera, yra taip pat svarbu kokybė, kaip perduos tą vaizdą ir taip pat jo įgūdžiai. Taip pat turi sliperis arba mediumas, taip pat turi būti pažįstamas su tom detalėm, ką jisai pamatys tenai ir be jausmų gražiai eiti, vaikščioti, apžiūrinėti ir komentuoti, bet jau neanalizuoti ir nedaryti savo išvadų, nedaryti savo kažkokiu tai ėjimų, ne to, ką nustato pas hipnologas, kada išsiunčia kažkur tai į kažkurią tai atkarpą laiko arba vietą kažkokią tai patį mediumą arba sliperį. Tokiu principu veikia hipnologas ir mediumas, todėl jie gali pamatyti bet ką, bet kokį nusikaltimą, kuris buvo paslėptas kažkokiu tai būdu, nuimti blokus, energetinius blokus, bet taip padarys ne kiekvienas, bet yra tokių žmonių, kuriam negalioja jokie uždėjimai, blokai, apsaugos, jie pamatys bet ką, jeigu jiems yra leista iš viršaus. Tai tiek apie hipnologo ir mediumo sliperio darbą. Tuo tarpu aš su jumis atsisveikinu, dėkoju jums už dėmesį, už kantrybę, kad žiūrėjote. Palauksite, ko gero, 19 metais atsiras dar naujos temos ir šiek tiek pratęs šitos temas, kurios buvo užklintos. Tikrai jums bus įdomu, nes tai išspręs jūsų daugelio bėdas, problemas, kurios niekaip, į kurias neradot atsakymų iki šiol. Aš bandysiu viską apjungti į vieną. To, ko nemokina mokykloje, bandysim padaryti bendrą paveikslą, bendrą supratimą apie viską. O kol kas sveikinu su jumis iki kito karto ir gerų švenčių. Ačiū už dėmesį. Su jumis buvo Robertas Mackevičius. Iki malonaus.